Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas, jūs pas mane svečiuose, kai visada. Tai va, paukščiai maudosi, mes laiko neturim, tai va savaitgaliais. Atvežė dar pašarus įsikroviau. Pasirašiau žiemai. Tai va, tai biški tokių darbų norėjau, dar būdas pasivalyti biški, bet labai jau nugaras skauda, prasitasiau labai daug. Labai daug prasitasiau, vyručiai. Arbatėlės pasidariau, paukščius išleidau. Paukščiai šliaužė, šlapikas ant stogo laisvės pasiilgė. Skraidytų sumanė, bet gerai, kad biški aptukę tokie, biški apšiūrę. Tai nėra kaip jiems smarkiai skristi. Oras nekoks, reiškiasi. Drėgna, šlapia. Ką norėčiau pasakyti apie tokius orus. Reiškiasi, daug kas skambina. Ką daryti, paukščiai pasitraukė, susigūžė. Nelesa, vidurioja vandeniu. Reiškiasi, ir toks kvapas. Yra aštresnis kvapas, pas kažką nejaučia kvapo. Reiškiasi, tai galiu pasakyti, kad jau ne vieną valandinę gydom, tai yra kokcidiozė. Šiaurus dalykas, daug kas neįtarė, net nesupranta, galvoja, čia liga net neaiškiai, ar būna, jinai nebūna, bet jinai ir būna. Ištisus metus gali, o rudenį to labiau, kaip reiškiasi, oras darosi vėsus, drėgnas, va toks va kaip dabar. Paukščiai nuleidžia sparnus, pradeda net vemt, kaip adeno virusas, atvemt maistą. Reiškiasi, ir viduringas su toks, kai vadinu su putelė, bet būna su burbuliukais. Reiškiasi, toks šūdas permatomas, kaip ir pas Paramiksą su lasdele tokia. Reiškiasi, ir dar putelė būna. Tai yra, vyrai, kokcidiozė baisi liga. Daug stimpa paukščių, daug labai stimpa paukščių. Nebijo jinai nei šalčio, nei karščio. Kokcidijos, reiškiasi, tie kiaušinėliai išlieka ilgai, reikia valyti, dezinfekuoti. Būdą ir gydyti. Ir gydymas ilgas ir sunkus. Tai va, tai parodau, su kuo dabar gydžiau. Reiškiasi, kam ką rekomendavau. Kam ne per vėlų, va čia vaistai. Jie, aišku, koksigėlė baigėsi. Tai va dabar tokius naujus pabandymui naudoti žmonėm ir, aišku, trichokoksi, tai čia profilaktika irgi. Ir šitą dalyką, reiškiasi, trichoblių koksigėlį naudoju, vyrai, irgi profilaktikai, tai yra prieš perėjimą. Perėjimo metu čia tas 3 viename, kokcidiozė, trichomonoliozė ir gelmintai. Tai va, tai žinokit, tikrai, jeigu tokia bėda ateina, tai nieko gero, sakau, panašu kaip ir Paramiksas, daug stimpa paukščių, silpsta, prie to pačio kabinasi viskas. Paukščiai neaktyvūs, sakau, paleisti sparnai, pasišiaušia tokie, neina lesti, nejudrus. Ir kvapas balandiniai, ne amoniako, bet toks aštrus, salstelėjęs kvapelis. Reiškiasi, tai kokcidija, ir jinai net paskui perina ir į kraujingą viduriavimą, ir didelis mirtingumas. Tai va, taip, kad žiūrėkit, tvarkykitės. Mano reikalas įspėt, jūsų reikalas kažko imtis. Tai būtinai tais baltais milteliais įsibarstykit, įsivalykit. Nesakau, kokcidiozė tai yra
žiauri liga. Vištininkai irgi žino, sunku su ją kovoti, reikia profilaktikos daug reikia. Reikia daug pastangų ir ilgas gydymas, taip kad pirmos 2-3 dienos tai nieko nepadės. Tai va, tokie dalykai, kaip tie visi va, tricho, adeno, ten su tėm visom bakteriniam užmušinėjai, salmo, adeno, ten irgi tokie va naudot ir vaistų bus greitų laikų jau papildymas, nes labai daug ir vištininkams, ir balandininkams, reiškiasi, šitas pasireiškia žiauriai toks dalykas. Kabina, tai taip, kad sakau, čia profilaktika tikrai nepamaišys, kad prasigydyti, nes sakau, dabar daugumas nežino, kas darosi, sakau, vidurioja, stimpa, visi čia mano skiepyti, čia ne paramiksas, vyrai, jūs nuo to neskiepinot, labai panaši liga, bet ne paramiksas. Taip kad, vyručiai, stenkitės simptomus. Saulėgrąžų biškį. Stenkitės tos simptomus įžiūrėti iš anksto, neapsileiskite, tai bus viena iš tų sėkmės momentų, kada galėsite pradėti gydyti ir padėsite paukščiams. O taip, kitų atveju, tai sakau, išmirs pusę būdos, daugiausia tai jauni šių metų jaunikliai, visi kiti daugiau atsparus, stipresni. Tai va, taip kad labai atsargiai žiūrėkit ir stenkitės nepražiopsot, nes paskui, sakau, padėti neišeis. Taip kad, sakau, daug kas maišo ligas, nežino, tai nu ką, visko žinot negalima, bet reikia stengtis, tai va toks dalykas. Taip kad prašom, pasinaudokit, būkit protingi. Tai va, tai, nes toks momentas, sakau, žiauriai. Rūkai, temperatūrų kaita, lietus, šlapia balandiniai, drėgna, kraikas, ten pjuvenas daug kas mėgsta naudoti smėlį, o tai traukia drėgmę ir labai greit šitose vietose veisiasi šitie dalykai. Ilgai laikosi, sakau, nėra paprasta užmušti kiaušinėlius, nebijo didelių šalčių, nebijo didelių karščių. Tai tik tai, sakau, valymas ir dezinfikavimas ir gydymas paukščių ir naudojimas profilaktikos. Nes daug kas, sakau, skambina, nežino, ko griebtis, nežino, ką daryti. Ir balandininkai, ir vištininkai. Tai va, toks momentas, toks metų laikas ir kada paukščiai neparuošti. Nes daugumas jau perėjimas baigtas, nėra ką čia duoti gerą pašarą. Reikia vien tik kviečiai, vien tik tai miežiai, ne vyručiai, ne. Nesilpninkit paukščiai po perėjimo, po šėrimosi. Ir taip silpni. Duokite iki naujų metų gerus pašarus, paskui yra šėrimosi. Ta reiškiasi vegetacijos laikotarpiu, tai reiškiasi, kada paukščiai jau po įsišėrimo, tai yra irgi pašarai tam. Neskriauskit savo paukščių.
Tai va, nu, kas norit kitaip, prašom, kitaip nieko. Nieko negaliu pasakyti, nu, kiekvienas protingas, kiekvienas daro savo. Tai va, taip kad. O pusumika, nu, toks nieko tokio naujo. Nieko tokio naujo, biškiai išdalinau paukščio, aišku, kaip sakau, nenoriu parduoti nieko, bet kada randi žmogų protingą, normalų, tai žmogus pasiruošia tam, jau susitvarko viską, jau neleidžia širdis atsakyti. Reiškiasi, pasimė daug paukščių, man liko mažiau, aišku, gaila, bet žmogus rimtas, mėgsta skrydį, kaip sakyt, vaikis rinks, tai kaip sakyt, malonu, kad į mūsų vadinamą tą šeimą ateina dar stiprių žmonių, pralaikęs daug aukštaskraidžių, pabandęs kaip ir visi nuo Nikolajevo, Kursko ir visų kitų ten flygerių, Šiaulių baltasparnių bandė ir Permės ir kažkada tai papuolė mano paukštis. Reiškiasi, skraidė gerai, ir turi tą paukštį ir persitvarkė žmogus būdas, susimanė užsiimti. Tai malonu, kad žmogus taip, tai va, tai tada su rimtu žmogu, sakau, galima kalbėti ir galima padėti su paukščiais. Tai va, ir bus dar vienas atramos taškas, kur galima kažkada tai kažką tai pasiimti savo. Jeigu, kaip sakyti, iš kažko tai pritrūksim, taip kad dar vienas irgi skambino, jau seniai ruošiasi įsigyt bakinsų, nukreipiau pas Valdę, klubo narys žmogus. Dabar sakė, parsiduos visus lyšnus paukščius. Kaip sakė, pribrendau irgi. Prie bakinsų jau. Tai va, tai kažkaip tai taip. Aišku, čia ne nauji žmonės, ne iš gatvės. Visi balandininkai, tik tai, kad kaip sakyti. Padaugėt nepadaugėjo, bet, iš vienų veislių perėjo į kitas veislės. Va, mums gerai, kad mes turim bendraminčių. Kitom veislėm, kad prarado bendramintį, gal ne taip atsižvelgia, kai sakyt, ne taip prie žmogaus priėjo, gal. Žinotgi, pas mumi labai myli žmonės tie, kurie nesupranta veisliai, nesiorientuoja, labai greitai toj kainas, toj greitai priperša. Šiuo momentu vis žiūriu, sakau, tos Facebook'e visi meta filmukus ten. Lietuvos figūriniai, bet nieko bendro su Lietuvos figūriniais. Kažkaip tai labai panašus visi į Kriukovo, į visokius kitokius. Ir kai sako figūriniai, kažkaip nežinau. Jeigu jau taip kalbam apie tos standartus, kur jau čia taip visi taip norim daryti parodas ten tarptautinės, tai gal bent, pradėkime tos paukščius laikyti pagal aprašymus. Daugumas kas ir nesutinka su tais aprašymais, bet jeigu jau jie yra pagal jos, teisėjaus Europai tos paukščius, jeigu kas veš, tai jau bent jau būkit malonus, tada laikykit, nes,
kažkaip nesuprantu, nesakau, nu žiūriu į lietuvišką figūrinį, matau sulietuvintą kriuką, va, tai nu, kažkaip tai norisi pasakyti, nejaugi jūs žmonės nematėt, kaip jie turi atrodyti ten. Dabar lietuvišką žuvedrėlę rodo, o reiškiasi bantai vos ne nuo galvos iki šiknos, tai, nu, blemba, tai irgi kažkaip tai aš neprisimenu iš vaikystės tokių bantų, kai sakyt, tokių rožių pridarytų, žinai, nu. Aišku, viskas nestovi, tai, pavyzdžiui, bakinsai mano irgi patobulinti, reiškiasi viską ir čia, bet tai tada, nu, reiktus gal aprašymus keisti, tobulinti, jeigu ten susirenka 40 su tokiais bantais veisėjų, nu, o kiti 15 neturi tokių bantų, nu, tai reiškiasi, pripažinkim, kad reikia keisti aprašymą. Vadinasi, pasitobulino veislę, reikia tobulinti ir aprašymus. Nes paskui gausis taip, kad, nu, žmogus žiūri aprašyme vieną, o pas veisėjus visai kita, tai, nu, kaip sakyt, labai keistai kažkaip aprašymai tokie, o veislė pasikeitus iki neatpažinimo, tai va, tai jeigu jau standartas, tai yra standartas, kai sakau. Kaip mano paukščiams nėra standarto, tai kiekvienas žiūri jos savaip. Vienintelis standartas, kaip sakau, šitoj veislėj turi būti, kad turi skrist aukštai, ilgai ir vartytis, o jau visa kita, kas kaip norite. Kiek skrist turi, kaip vartytis turi, tai sakau. Tai, o kada jau būtų įsprausta į rėmus, tai žmogau niekur nesidėsi. Reiškiasi, turėtum dalyvauti parodose ir įstatyti pagal tokį aprašymą. Nesakau, kaip dabar teisėjui vertinti tą paukštį. Kai jis turės ten, pavyzdžiui, kai visi, oi, čia lietuviškų, tada teisėjavimų neturi būti tarptautiniai, lenkai, ten, kaip sakyt, vengrai, rumūnai. Jo, tai ta prasme, bet tai ką jie gali, kuo jie vadovausis, nesuprantu, va, tai kažkaip tai tokios va mintis kyla. Žiūrint dabar tos balandininkystės tendencijos, visi kažkaip tai verkia, visi kažkaip nori jas tą balandininkystę atgaivins, nu sakau, vyrai, nieko neverkit, negaivinkit, dėl to, kad nėra ką gaivinti, viskas pasaulyje turi savo ratą, laiką, tai kaip sakyt, ir tas ratas kažkur tai turi užsidaryti. Reiškiasi, nu, tie patys paukščiai niekur nedings, kaip sakyt, nu, iškris daug veislių, jas prarasime, tai jau yra ir prarastų, negrįžtamai, tai nieko nuostabaus. Reiškiasi, kaip ir sakau, taip pat yra ir arklių veislių, kurių praradom, bet sportinis žirgininkystė išlikus. Tai arkliai, aišku, keičiasi, kažkas dėl dekoracijos laiko, kažkas taip. Kaip ir sakyt, reiškiasi, karietos irgi kaip transporto priemonė išnyko ten. Nieks jau namie nelaiko po karietą, kad gal kažkada tai benzino nebus ar elektros. Nu, tai va taip ir su balandininkystė. Nu, sportiniai balandžiai, manau, išliks ilgai. Nes, nu, jų sportas azartinis, toks, kaip sakyt, statymai, nu, toks
egzotinis užsiėmimas. Manau, dekoracija po biškį pasitrauks. Nemanau, kad gal išnyks, bet daugumų veislių neišliks, taip kad čia. Ir tie žmonės keičiasi, gyvenimo stilius keičiasi. Šiandien aš Lietuvoje, rytoj aš Airijoje, ypač jauni žmonės. Kalbos barjero nėra. Tai žinot, išsilavinimas, įmonės tarptautinės pasiūlė ten, tai žiūrėk jau kas, kaip pažįstamas ten Arabų Emiratuose direktoriauja, daleiskim, ten kitas dar kažkur tai išvažiavęs užsienį. Ir taip va, ir šitas, kaip sakyt, nereikia čia raut plaukų nuo galvos ir kažką tai daryti čia, balandininkystę gelbstim. Ta prasme, kaip sako, ne veltui yra tokia patarlė, po mane nors ir tvanas. Tai principė taip ir, manau, bus čia niekas, kaip sakyt, kaip ir kalbėjom, kad tie tokie trumpašnapiai, sunkus auginantis paukščiai, tai labai greit pranyks, nes, niekas čia nenori iš tų žmonių užsiimti ir sėdėt ten su pipėtėm, aukot savo laiką brangų, kad kažką ten užauginsiu, ten gal paskui ten doskas 15 eurų. Tai ne, manau, kad taip nieko niekas nenorės. Krenta iš kišenės tabletės man čia. Nešiojos visą laiką. Niekas to neaukos, niekas to neužsiims. Tai va, tai sakau, sportiniai, manau, liks. Tas pomėgis toksai, sakau, sukomercintas. Reiškia, užsienio šalyse ir statymai, totalizatoriai, pinigai. Tai va, taip kad. O visą kitą, sakau, reikia gražiai dagyvent, gražiai, kaip sakyt, būt. Kaip sakau, balandininkai tokie, sakau, vaikšto susiraukęs, urzgia, liktai galvoji žmogui, gal ant kojos užmynė, ką, pagalvoji, ne, ten vienu kitų momentų kažko padėjęs jam, surūgę, pikti tokie, ne visi, sakau, va, žmonės, kas atvažiuoja, va, užeina iš ryto ten, su nuotaika ten, Ukmergė va, visada pozityvus, Dzūkai, Klaipėda, Kaunas tai toks, sakau, toks niūrus miestas, kaip suprantu, tokių, būkit pozityvus, nekaskit vienas kitą tiek metų čia mulkina, žulinikauja, pagauna žmogų, jauną prikiša paukščių, šimtais išima. Tai ir sako, jo, reikia, galvojam apie balandininkystę, net juokas ima. Galvojam apie balandininkystę, tik žiūrim savo piniginę. Ir tas nuotaikas tokias, biški tokie, kaip ir su klubu. Oi, daviau ten 500 eurų, kas man iš to? Mugės už dyką, narvai už dyką, mugiai, tai jau, tai yra kas iš to ar nėra, ir to labiau, kad tu, klubo narys, tai tu biški save jausk, jau tu būk biški toks, kaip sakyt, biški ohoho, laiptelio aukščiau, jau pasitemk, jau parodyk pavyzdį, kad kiti žmonės norėtų būti klubo nariais, o ten, kas man iš to ten, o ką jūs norite gauti, striptizų šokėjų sekmadienį į turgų,
ar ten tortų keptų privežtų, tai irgi čia atskiras klausimas apie tą klubo narystę ir panašiai, ir veiklą ten, nu. Reik būt pozityviem, reik norėti. Dabar, ką aš ten, vienas klėtkas nešiosiu, nu, gal pamatys kiti, padės kiti ten mugėj organizuoti, aišku, bus samdomi žmonės, pinigai mokami, bet taip, nu, kažkaip, man tai, nu, šiaip tai yra kaifas, nu, aš klubo narys, man, ne šiaip savo, bet klubo narys, tai irgi tas. Ir sakau, tas tik tai, kad būkit geresni, nu, tokia nuotaika, taigi čia jūsų užsiėmimas, jūs atvažiuojate į turgų, kaip ir kalbam, čia vargstu, čia eina šviltė karveliai. Valdas sako, taigi čia hobis, čiagi tu turi ilsėtis, ten, kaip ir žmona man irgi, taigi tau čia hobis. Nu, vis sakau, jau čia darbas pasidaro kartais. Ir pagauni savimi kočias dabar, raukytis, žiovaut ir pykt ant visų. Tai pozityvas, gera nuotaika. Susitinkam kiekvieną sekmadienį, reiškiasi sveiki, gyvi. Geriam kavos arbatos. Pasikalbam, pasidalinam žiniom, informacijom, kas kaip, viskas gerai. Nu, visi sveiki namo grįžtam. Nieks nenumirė, nieks nesusirgo. Tai sakau, tik nuotaika, požiūrį tą keiskit, tą požiūrį, kad niūrių, šalta, taip, ruduo, nu, ne visi Afrikoje gali gyventi. Ir viskas čia gerai, čiagi dėl savęs. Viskas čia dėl savęs, ne dėl manęs. Tai va, taip, kad vėl čia klaidžiuju nuo vienur, nuo kitur, tai va, bet ką žinau, gal kam įdomu paplepėt, kaip sakyt. Pastumdyt laiką. Oras dabar nekoks. Ne visiems įdomu sėdėt. Aš su arbatėlė, su paukščiais. Duodu maudytis biškį. Sakau, nėra laiko leisti, nu, tokių orų palikti man paukščius. Tai į rūką sukels. Į rūką sukels darbas. Dar vis darbo duoda. Seną laiko darbe vaikas, tai ką. Dar reikia kažkaip. Tai va, tai vyručiai nepamirškit. Būtinai, nes ta kokcidiozė bloga liga, sakau, labai bloga liga ir labai sunkiai ją galima iškapanoti. O visa kita, tai tik tai gera nuotaika, šypsena ir viskas gerai bus. Kada bus, įsakyt, gera nuotaika, geras ūnoras, geras noras, kai sako. Ir viskas bus gerai ir pas jumi, ir pas kaimyną, ir pas kitą balandininką. Tik sakau, reik, nu, mažiau ten visus kritikuot, kaip sakyt, bandyti įkast, pletkinti ten apie vienas kitą ten. Viskas čia gerai, nu. Kaip sakyt, jeigu Dievas sukūrė asilą, ir asilas turi būti, suprantat? Nu, jisgi šiaip savo ne iš bet ko išlindo. Reiškia, jį Dievas padarė, taip kad ir asilui turi būti vietos, ir liūtui, ir... Va, taip kad su pozityvu, su džiaugsmu, rytoj didysis turgus, paskui 2 mugės, nu ir ką, super. Abiejose mugėse barai, draugai. Ko daugiau palinkėti jums? Pinigų mes niekad neturim, tai va, taip kad sveikatos ir gero, kaip sakyt, geros nuotaikos, pozityvų ir, nu ką, susitiksim sekmadienį. Iki.